Nusprendžiau aplankyti 10 Lietuvos miestelių, kur būtų iki 20 000 gyventojų. Jose išbandyti geriausiai įvertintą maisto įstaigą, prasčiausiai įvertintą maisto įstaigą, lankomiausią objektą, populiariausią pramogą miestelio, išbandyti miesto kebabą, susirasti ir pernakvoti unikaliausioje nakvynėje tame miestelėje, pakalbinti miestelio žmones ir dar daugiau dalykų. Šiandien mes esam pakeliui į savo pirmąjį miestelį, jau važiuojam link tos pusės, už manęs kaip tik yra, kas čia palauk, Lifosos fosfogipso kalnai. Tai pagalvojau, kad puikiai vieta nusifilmuoti intro. Ir visą šitą kelionę... Kelionės kompanionas, kompadrė. Matas, vienas iš dar kaip papildomų veiklų, kurias mes turėsim, tai pavyzdžiui, Matas, Matai, čia tavo daiktas, turės šitą juostinį fotoaparatą, su kuria per vieną dieną, kiekvieną miestelį, turėsi padaryti po 10 nuotraukų ir mes gale video jas parodysim, kokias padarai. Ne, čia tai geriausia. Čia va, kokia nuotrauka. Patinka, geros emocijos, labai ilgai laukiu iš tos kelionės ir bus smagu. Ir šiandien mes šitame į savo pirmąjį miestelį, o tai yra Biržai. Viena iš 10, pirmą, bet ne paskutinį ir ne pirmiausia. Galima tai sakyti. Įvažinėjom Biržus ir matau jų ženklą. Eisi fotinti? Numeris 1 ženklą. Numeris 1, ką reikia padaryti. Viens iš 100 padaryta. Liko tik 99. Nu, žiūrėk kitaip, žiūrėk, kad liko 9 šiandien. Mato, pirmas klausimas įvažiavus į Biržų sako, o čia lietuviškai reikia dar šnekėti su žmonėm, ar ne? Tu tikiuosi eurus išsikeitė į lietus, čia tu nemani, kad čia tu atsiskaitinėsi taip paprastai. Tai dabar mūsų pirma lokacija, kur mes atvykome, tai yra prasčiausiai įvertintas restoranas visuose Biržuose. Aiva, pizza. Pagal Google Maps užėjome vertinimus, nes būtent šis iš viso Biržuose labai nėra TripAdvisorai, kad rastume. Tai galim pažiūrėti, kodėl žmonės vertina, pavyzdžiui, vienetų prieš 3 mėnesius. 40 minučių lauk picos, kai nieko daugiau kavinėje nėra. Benas irgi vieną žvaigždutę. Labai norėjau valgyti, todėl sumaniau užsukti į šią pizzeriją, bet kai maistas dedamas į neplaunamas purvinas lėkštes, net apetitas dingsta, o sūris kaip vanduo. Nerekomenduoju. Žodžiu, tai esmė, kad ilgai laukti, kad didelės picos yra mažos picos. Murzinos lėkštės. Ką valgysi, jaučiu pizzą valgysi, ne? Ne, aš noriu pizzą. Bet aš noriu pizzą nuturkytės, kad jau... Jaučiu pizzą valgysi, ne, aš noriu pizzą, sako. Bet pizza ne pepperoni, o paparoni. Bet tik žinau, kad aš imsiu pizzą ir jeigu jinai bus neskani, bus labai keista, nes jos pavadinimas yra skanumėlis. Didelė skanumėlė. Vidutinė ar šeimininė? 30 ar 40? Tai 30. Traškas užkėnus stalas su padažu. Ačiū. Galima nusimt laikmatį. Mes vieninteliai čia esam. Atpeka truputį, kad gira atnešė greitai. Jo, bet mes vieninteliai čia esam. Ačiū. Mūsų pizza. Ačiū. Ačiū. Maistas atėjo. Atrodo visai patraukliai skaniai. Nu, man pizza tai tokia... Nu, pizza kaip pizza, nežinau. Taste is king. Okay. Taste is king. Mano nuomonė, kad čia maistas turi būti visai geros kokybės. Žinai kodėl? Kodėl? Nes kitoje gatvės pusėje yra valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Kitoje gatvės pusėje. Maistas atėjo sąlyginai greitai, bet kaip mažai žmonių tai... 20 minutės. Jo. Tai ne tai blogai kaip atsiliepimuose. Taip. Vištienos šiestelės. Pas man maniškis kainavo 7 eurus už šitas patiekalas. Mano 9 kokia? O tavo 8, man atrodo. Žinok, visiškai neblogai. Visiškai neblogai? Visiškai neblogai. Pas mane vištiena kol kas... Sakyčiau, visiškai neblogai irgi. Tačiau vištiena kaip vištiena. Eimantas pizza. Davai. Kokio dydžio? Labai tokia... Kaip būna, kur... Parduotuvėse. Pasišildai. Mano tokia skanėsta. Man ta bulka labai... Manau, kad labai greit užtikimštum skandį, tu pusę suvalgytum ir nebegalėtum daugiau. O aš tave paragausiu, kad žinočiau, pagal ką lyginti. Mato pizza. Poli tavo tikrai labai neblogai. Nu, sakau. Tokia drėgna, net padažo net nereikia. Neprinešaus, no? Čia... Čia net dietiška čia.
Čia itališka pica? Žinai, kas čia yra visiškas batonas ir aš turiu tokį tarimą, kai jie perka jos šaldytus ir jis netgi šaltas yra pačioj, tai įtarkas net blogai yra pašildytas, bet jo, nežinau, kaip labai neskanu. Žiūrėkit, Hebra net nesuvalgė savo gabaliuką. Aš žinau, kad aš nenoriu užkimšti skrandžio su neskanė pica. Palyginus, tai stebuklas. Visiškai. Žymiai geriau. Iš mano ir mato pusės, aš sakyčiau, kad viskas buvo gan sklandžiai, gerai. Per ilgai nelaukiam. Vienintelis minusas tai įmantas pica. Padų tikrai patys nesigamina. Jeigu klystu, tai tada oriai prisimsiu, bet labai abejoju. Plona pica tikrai skani buvo, su šito tai... Aš nežinau, kaip čia pasakyti, jinai nėra iškepus, jeigu taip žiūrint tiesiog į padą. Jis toksai... Paprastas, jis labai toks, apie nieką bulka. Ir dar net nėra, kad žiauriai, tai buvo labai geras. Bendrai aš gan didelį balą duočiau, bet kadangi mes bendrai vertinam, tai ta pica labai numuša balą, tai sakyčiau 6. Aš sakyčiau, kad 7. 7 žvaigždutės šitam restoranui. Jo, tai varysime dabar 10 minučių kelio iki Eko Basų parko. Ir tai yra populiariausia, žinomiausia pramoga bent jau Biržuose, kur meta top listę, ką nuveikti. Pasiruošęs Basas praeiti? Pasiruošęs. Aš esu labai kažkada senai buvęs, mes kažkada buvę esam čia, bet iš tikrųjų nelabai ir prisimenu. Skrandžiai pilni, energijos pilna. Eisim pasivaikščioti. Man įdomu, kiek čia yra teisinga informacija. Aš, kadangi neturiu nuomonės, man dėl to ir įdomu, kad čia, tipo, kodėl čia būtent šitas taškas tulžies puslė. Sakė, ar turit nuodų purškalą, sakėm ne, tai sakė, reikės pasivaikyti. Bet vat, miško takeliais eisim ir... kaip pirštą susimušiau! Nu va, iškart kojas atsigavo, ne? Nežinau, man spauda pėdas. O tai ne per visus ar skipini kai kurios? Einu visus. Aš vos kaip naujokas truputį čia darau. Oi, šitas žiauriai aštrus, what the fuck. Jo, čia užtaikai. Ai. Kas buvo? Nežinau, kažkas mane vėjasi. Nežinau, ar gerą operatorių pasiėmė dar. Pradėjus eiti akmenuotų takių, už vingo laukia smėlis, vėliau tenka eiti ir per privenas, įvairaus dydžio formos akmenis, lentas, taip pat maloniai nuteikia ėjimas per nendres, vyteles, kankorėdžius. Kaip jis gali būti šaltas toksai vanduo, kaip... Va, aš kaip va, tai va, jeigu nori pastovėti biškį, tai reikia visą laiką va tai va daryti. Tada vadai ir nesikabins prie tavęs. Net ir įmantį filmuodama taip daro, dėl to ir kur ta vaizdas. Šitas man patinka. Jau, ją skaudžiau į šitą pusę, į visas pusės vėliau kaip skauda. Su šitais sakiniais tai tikrai geriau bus. Užtisietė. Ką tu pasakėjai? Bet čia tikrai nėra labai malonu eiti. Ką žinau, man tai normaliai. O pačkiai? Ai, man tai smagu šitą. Jo, man reikia dabar pradėjo patikti, kaip ir prato. Pradėjo patikti? Jo. Kažkaip, tu už mane aukštesnis 30 cm, bet mums bando irgi abojami keliami. Realiai. Oi, fainas namukas tikrai. Biškai išlysk. Cheese. Tai jau ties dabar sveikas šitą darydama šitą veiklą. Jo. Aš nežinau. Tu ar spėjai borą kažkur ten pamatyti? Labai gerai, labai smagu, buvo irgi kažkas naujo, nesu išėjęs ant tokio. Tai kad tik tai odai vienintelis minusas, bet dėl to pramogai negalima numažinti balą dėl odų. Tiesiog gamta. Bet odai jau čia greičiausiai vienintelis minusas, aparto viskas tikrai. Labai gerai padarytas, smagiai. Jeigu Biržuose kažkur aplink kažką sukatės, versliukas, pardavinėt mašinytę kokią, tai būtinai užsukite į Eko Basų taką. Apsilankykit. Fainai pasivaikščiokit. Šiaip, kad pagirti, tai labai gražus keliai, pasakysiu. Po kairę iškart vandenuks. Atvykame į objektą pavadinimu Karvės Ola. Gylis 12 metrų, ilgis 12 metrų, plotis 10 metrų. Tai yra dar vienas lankomiausių objektų čia. O tai yra karstinė smegduobė su ola. Žinomiausias ir geriausias ištirtas geologinis gamtos paminklas Šiaurės Lietuvoje. Va. Čia tiesiog yra labai gili duobė su dar didesnė duobė ten toliau, bet į kurią netilptume jau. Ir čia tik nusileidus, čia iš karto audų masyvas. Ar verta atvažiuoti tokį? Nu, kad galėtum sakyti, kad esi buvęs Karvės Oloj, bet... Aš nežinau daugiau, ar čia verta atvažiuoti. Tai va, Karvės Ola. Man buvo įdomu ten tos skulptūros ant viršaus, negu ten ta duobė. Nes toj duobė buvo belė kiek uodų ir ten nieko nesimatė kaip įprasta duobė. Bet Ievos duobė? Man atrodo, visi Biržai žino Ievos duobė.
Tvarėm į kavinukę Kutuje. Tai Kutuje turi 4,8 įvertinimą. Tai, sakyčiau, labai aukštas, ypač kai 100 žmonių įvertinta. Labai aukštas. Labai aukštas. Ir čia yra labiau dienos pietus. Bet, nežinau, pažiūrėsim. Tai filmuot, nefilmuot. Naisime vidos, papasakosiu man, dėl ko išsirinkom šitą vietą. Nu, nes visų pirma geriausiai įvertinta, bet apart to, tai jie turi labai juokingus, nu, man asmeniškai juokingus postus labai juokingi. Kiekvieną dieną jie įkelia meniu, tai praktiškai nufotkinama šitą lentelę ir parašo: Sveikutėlė, šiandien pas mus tokia pati kalėlė. Vakar per ilgai užsieškojom paparčią žiedą, todėl šiandien nedirbsim. Sveikutėlė, šiandien mes dirbam tik su užsakymais. Praneškit draugam ir artimiem. Sveikutėlė, didel ir mažutėlė. Šiandien pas mus tokia pati kalėlė. Nu, šiandien tokia pati kalėlė, tai įprastas, bet labučiai, jeigu jausitės labai šalkiai, nuo baisės sunkos sprendimo, už ką šiandien balsuot, tai ateikit pas mus atgauti jėgas. Nu, labai taip, charizmatiškai ir fainai patikė visą šitą. Jo, šiltai. Paimam varškėčių ir virtinukų. Ar galėtų su jumis nusifotkinti prisijungti prie stalo ir su tauriam rankose padaryti, nuo įsiminti. Oi. Viskas gerai. Svarbu procesas. Tikrai taip. Šypsenas už Biržus. Super. Labai gerai, ačiū jum. Ačiū jum. Bet šiandien pirmą dieną jum yra? Jo. Iš ko? O tai kur neskaniai valgyti, ar skutalo? Kažkaip sakė. Prie Savicko sporto salės. Jo, prie Žydrūno Savicko sporto salės, kur yra pizzeria. Kavinukė pizza. Neseniai ten atidaryti. Mes ar ne? Iš karto. Šitai. Šitą? Prie Savicko tikėjai. Jo, padešinai, iš karto. Ai, ta pizzeria. Ta sena. Taip. Ai, ta buvusio, tai ta kita. Neatsimint, kad valgiau keli metai. O, kaip tavo žemaitukai atrodo? Žemaitukai tai 10 iš 10. Tai man tiek nuotaika dabar gerai yra, kad viskas skanu net atrodo. Varškėtukai. Oi, varškėtukai, nu taip. Čia pirmo pusnį reiks. Pirmą pusnį, sorry. Čia pirmą pusnį dabar. Pirmo pusnį pakarštavoti. Kaip pas mamą. Nu ką, aš irgi? Kažau manau, kad mano skanių neįtama bus. Blema, žinok, valgyčiau tokį maistą. Aš tai čia taip bekalbu, žinau. Kasdien. Ir tobulai prisidėjo visiems po vieną. Kaip gerai. Man net nepalyginsi ten, kur buvom prieš tai ir kaip neskaniai. Ne, tu čia. Apa? Nu, ar ne kaip pas mamą? Ar pas močiutę? Tas nesaldus variantas, bet labai skanus. Šitas saldus, bet labai skanus. Pasaka. Vienas žodis. Dievinu, aš varškėtukai. Aš visą gyvenimą valgytų varškę. Taip biškai esu piktas, kad kažkas vertino mažiau nei 5. Kaip drįso. Geri atsiliepimai, tai geri, tą patį, ką mes sakom. Labai nemandagus aptarnavimas, atėjome ir ten neseniai atsidarius, tikėjomės pavalgyti tradicinių patiekalų, tačiau valgyklos darbuotoja greitai sujaukė planus bendraudamas nemandagiai ir nepasakydamas, kiek laiko maisto reikės laukti, 20 minučių arba dar daugiau. Nelabai konkretu, kai valgykloje laukia maisto. Taip pat korteles skaityti negalima. Labai patiko, atsišovė ir norėjome pastebėti, kad pas mus ne valgykla, o kavinukė. Va, tokį šią atgal. Ir labai sutinku, kad normalu palaukti yra 20 minučių. Gerai, skaniai pabaigti. Ačiū labai. Ir aplankykit įspūdžių jums čia Lietuvoje. Ačiū labai. Viso gero. Dėkui. Viso. Aš dar pasakysiu, kad labai skanios kainos įkandamos. Jeigu tu už save moki tik tai tu gali drąsiai atsigerti ir pavalgyti už kiek? 5-6 eurus? Gerai. 10. 10. Tai nereikia išdėstyti. Tai pasakyk ir tam. 10. Tas ir 10 žodžių. Tai man te. Nu. O davai tu pavairuok, aš vis tiek visą dieną jau vairavau, biškai atsibodo. Gerai. Hipotetinė situacija, žiūrėk. Lemputė. Užsidegė. Nu. Ką darai? Nu, tai skambinu savo tėčiui, klausiu, kas nutiko. Nu, bet neatsiliepė dabar tėtis. Nu, žiūrėk, dūmų nėra, viskas gerai, važiuoju toliau. O, girdi? Pradėjo traškėt kažkas gale. Pasiėm ir pasigarsini muzikėlę. Važiuoji, pasigarsinus tą muziką. Nu. Ir žiūri, vis garsiau girdi vis tiek tą. Jau net muzikoje nebegali prisukti daugiau. Nu, turbūt sustočiau, kelkraštį. A, jau sustotum? Jau sustočiau. Ok, tai gerai, tai sustok. Visų pirma, pasiėmė savo telefoną. CARONE. Car One Apps atsidarė, ne? Taip, įmantė teisingai, mūsų vašios kelionės partneriai. Su priežastim, esi jau appse, ne? Turi 2 variantus. Arba tu išsikvieti pagalbą kelyje, kvies pagalbą, paspaudi,
bam, kviesti. Opa, numeriukas paskambinė ir įsikvietė. Galbūt jau prieš tai turėjo abonementą, ne, va, daug pinigų sutaupysi. Va, turėjai, įsikvietė pagalbą kelyje ir viskas. Kitas variantas, gali užsiregistruoti į servisą. Įsirink miestą, kurioje esi artimiausiai, įsirink servisą, pasiskambini jiems ir nuvažiuoji. Jeigu tik gali, jeigu tau leidžia tas check engine'as tavo nuvažiuoti, ne. Apskritai šitą programėlę yra visiems tavo poreikiams, kas susijęs su vairavimu, apart pačio vairavimo, tai jeigu neturi, tai aš nežinau, kad dar veikia šiais metais, 24 metais, tokios programėlės neturėdama. Nu gerai, parsisiųsiu. O dabar duok man vairuot. Bet aš noriu vairuoti. Norite vairuot? Jo. Gerai. Širvėnos ežeras. Šiaip labai atrodo didelis ežeras. Nu, toksai tikrai ilgas tiltas, įspūdingas, geresnis nei Palangos tiltas 100%. Tai šitas tiltas, kurį praėjome, yra 525 metrai, tai pusę kilometro, visai įspūdingas tiltas. Ir kitoje pusėje, kur mes dabar esame, čia už manęs yra Astravo dvaras, o jis yra neogotikos stiliaus dvaras, pastatytas 19 amžiuje ir gansėjantis savo įspūdingų parkų bei architektūrą. Man patinka labiau laiptukai, kurie eina į tiesiog ežerą. Va. Ir sakyti, aš noriu maudytis. Dvaras kaip dvaras. Man nėra, kad per daug skiriasi ir nuo kitų gal dvarų. Gražiai sutvarkytas kiemas, gėlytės ir šiaip įspūdingai atrodantis rūmai. Oi, gerai, priekis tai labai gerai atrodo. Oi, palaukit, ką? Nu, gerai priekis atrodo, ne? Dabar varome į lankomiausią vietą ir tai yra Kirkilų apžvalgos bokštas, teisingai. Ir dar to pačiu gavau Instagram'e, žinokit, daug žinučių, kad negalima sakyti biržai, o biržai. Tai atsiprašau iš karto. O tie... Kiek čia visai pat biržai? Jo, ir man 2 žmonės parašė iš karto realiai. Čestovas, ne Čestovas. Taip, aš tą patį norėjau sakyti, jūs panaičiai ir ponios, mane gatvį, kai pamatot, sako Čestovas. Nu tai va, žinokit, kad Čestovas su O, o dešininis ant O. Nu va ir turėkit dabar problemą. Karstiniai ežerėliai. Man tai čia atrodo toksai pelkynas, bet gražus pelkynas. Toks labai gražus pelkynas. Tik tai nėra pelkės, o ežeriukai. Tai gal ir vadinasi ežerėliai pelkynas. Tai žodžiu, aš tai viskas gerai, mes užlipsim. Bet man dabar klausimas dėl Imantės. Ką tu Imantė darysi? Ką aš darysiu? Lipsi irgi? Tai. Užlipsi? Nu. Nepavargsi? Ne. Kur tu mane laikai? O. Normaliai čia? Blem, aš į apačią svarbu nežiūrėti. Tu pradėjai bijoti aukščio. Atrodo, tas snapas. O, jūs negaliu. Snapas? Jeigu jis nulinkta netyčia. Mes dar nesam tokias dar. Ir tau liko, paskaičiau, 24 laiptai. Aš negaliu, man kojas drama, kaip aš to eisiu. Viskas, varai. Good job. Jau galime eiti gal? Ne, šiaip į apačią pažiūrėjus tikrai nejauku. Ne, aš nežiūrėsiu. Kaip Vaidas žino. Užsilipam, Eimantė labai bijo, mes su Matu, aš bijau, Matas mažiau, man atrodo. Šiaip 32 metrai žiauru. Čia 32 metrai, tai čia yra... Kiek ypač 12 aukštas? 2-5 aukščiai. Tai čia 12 aukštas, realiai. Ne, 12 aukštas. Praktiškai beveik. Biški žiauru. Nu, tai man irgi asmeniškai važiuojant į apačią yra tikrai nejauku, bet aš amazed ant kiek jisai padarytas gerai. Kol lipam žemyn nuo Kirkilų bokšto... Net nepastebėjau. Ta prasme, aš va taip netyčia visiškai užmačiau bičiukas. Chill, kill. Kamera visiškai į ten. Risk it for the biscuit. Risk it for the biscuit. Čipsokis. Toks, užžiūrėk. Bet... Aš manau, kad tas blistas jį paveikia. Sorry. Yra dar toks takas. Galima aplinkui eiti daugiau. Jo, čia labai daug yra aplinkui visur salelių su tiltukais. Ne, šiek tiek plūdurų yra, tai neturėtume. Aš nemanau, kad čia gal maksimumą pasiekėm. Suslipęs, Lukai, žiūrėk, kaip suslipęs ir mojuoja. Vaikai baim, jie negalvoja apie pasiekmes, o mes labai apie pasiekmes galvojam, tai mes gal dėl to savęs tikinam, kad čia yra žiauriai baisu. Nu, kas apie pasiekmes galvoja, tai tikrai, kad Imantė. Nu, ne, pažiūrėk, ten yra visiška ant medienos laikas, aš nesuprantu. Ne. Medienos. Mums paliko kita populiariausia vieta, tai yra Biržų rūmai. Turim išbanyti dar miesto kebabą ir... Alaus kelią. Jo, nes Biržai yra labai pagarsėję savo alaus gamybą visą.
bent jau taip sakė. Aplankėme ir Biržų rūmus, kurie taipogi yra populiarūs. Per daug nesiskiria ir nuo pačių dvarų. Gražu pažiūrėti į patį pastatą, bet įspūdingiausiai tai atrodė tiltas vedantis link šitų rūmų. Pats tiltas yra kietesnis negu rūmai. Žiūrėk, aš dabar su Benediktu žiūriu daug meilės santykių. Dabar visi užduot pykstas ir nesupranta, kodėl. Tai žiūri pykstas. Pasiėmėm kebabą ir nuvažiavom į Alaus kelią, nes daug kas rekomendavo. Tiesiog pažiūrėti, kas per vaibas ir tada jau galėsime judėti link mūsų unikalios nakvynės. Patylėkite! Aš dabar važiuoju čia. Nu ką, turime tokį meniu. Kokios kainos? Kainos visiškai kaunietiškos, ta prasme standartas. Aš dėl manau, kad bus žiauriai gerai kebabai, nes čia nėra tokios apkrovos, toks kaip konvejeris, Kaune ten gamina be sustojimo ir kokybė dėl to dingsta. Nežinau, man daro custom, tai pažiūrėsim, ar išpildys mano lūkesčius. Aš neturiu nuomonės kebabą, iš tikrųjų tai mes biškai pavėlavom ir nespėjom, į kurį norėjom nuvaryti kebabinę. Čia yra antrą pagal sąrašą, bet jie irgi neblogai vertina, 4 lygtai. Let's go, kebabai! Senai nevalgiu tokio gerą kebabo. Lengvas. Paprastas, bet jis labai geras. Ne. Man būna per daug padažo, per mažai mėsos, kažkaip labai balansas visko. Tavo kandė, bet visko gauni po truputį. Ne, man patinka. Man jau patinka. Galėčiau valgyti. Realiai, same. Man iškėlė labai skrinta, misytė labai skrinta. Man patinka, kad jis labai kitoks. Ir jis pažvėgat minkštas visai. Jo. Nes būna tik kai Aš nežinau kaip apabūdint, bet jisai... Geras, žiauriai. Tiesiog geras. Kai dabar čia jie užsidarinėja, Lukai. Jie užsidarinėja dabar as we speak. Jo. Viskas neškiam. Jo, viskas. Ne, čia tokia žvaigždin, tarsi, kad mes eisim vidu. Būtume atvarę pirmai, vis tiek nebūtų mūsų priėmė, manau. Nes realiai 25 minutėm anksčiau užsidarė. Ne, tai žmonių nebuvo pastarą valandą, žinai, tokia. Wow. Puikiai. Jie tikisi, kad Alaus kelias dirba iki 10 ir bam, uždaryta. Nu, žvaigždutės. 10. Lyginant tarp kebabų, 10. 10 ir 10. 10. Bendras įvertinimas yra 10. Labai ironiškai, nes Matas ten gauti internetą ir filmavom kaip tik story, kur jam nesiseka pagauti internetą, bet jam vis dar nesiseka pagauti internetą. Kaip tau sekas internetą pagauti? Raidė rodo, pažiūrėjau. Ką bandai pažiūrėti? Aistelą, buvau pagavus sekundį tenais taškelis, kur Vatseglės kampu laikiau, buvau pagavus, bet nebeveikia. Imk, va, nemokamai, Aistelio laivas. Ne? Aš žinai kaip? Su labas, bitės ryšiu. O kodėl man tokio nenupirki? Nes jis stabilus ir greitas 5G. Ką tu jau pagavai? 10. Čia dėl greičio akinių. Nusėmi greičio akinius, parefreshini. Dvigubai. Arba tiesiog turėkite labas internetą, kuris apriepia 99% Lietuvos. O mes ką, viskas, lekiam į Sadabėlę, 20 km nuo Biržų, neradom unikalios nakvynės iš tikro prie pat, kad būtų šalia. Buvo malonu pasimatyti. Galimai bus taip, kad mes atvažiuosim ir biškiai jau bus pritema, tai atleiskit, bet būtinai parodysime tai, kaip atrodo mūsų kūžda. Aš nesijaučiu kaip mėgojęs 3 valandas, na, aš jau pasakysiu. Tai jūs kaip 3 valandas mėgoja, tai bele kaip aktyvus esate. Tokį. Nakvinukė. Nu va, atvarėm į mūsų nakvynę. Namelis prie ežerėlio. Žiauriai kietai. Jaučiuosi visiškam kaime, visiškam sode. Ši diena buvo 9,5 iš 10, o dabar 10 iš 10. Čia yra daugiau tų namukų. Yra ten vienas. Yra už to dar tas skandinaviškas namukas, mažiukas, fainas. Klipas tai labai didelis. Ten dar maudosi. Kitoje upelio pusėje turime ir... Bembių. Sveiki, Šaika. Jie visi įsilakstė. Aš nieko neblogo nenorėjau. Tik vieną minusą išvelgiam, kad biški vabžių yra priskridę. Tai galvojam, kaip reiks šią naktį su to susitvarkyti. Ai, atrodo kaip prie Hobito namelio. Vakarą čia ateini toks prie durų. Čia yra įėjimo duris. Welcome to my crib. Tai va, aš neįsivaizduoju, žinokit, kaip tik tai užsirakinai šitos pusės. Realiai tai aš įsivaizduoju, kad va čia yra mechanizmas.
Bet jisai keistas, nes Čia, žinau, čia toks, man atrodo, kur taip yra toks mimsas, kur what's holding me from drinking this weekend. Tai nėra aukštas lubos. Mes biškai čia jau prisimėtėm daiktų. Seno, kad taip mačiau keista, kad nesaugai degtukų reikia, kad deg, žinai, ir įeiti vidų. Opa. Eik, tu kietai. Pasakė tokį jungtuką. Va, atkeli spinukę. Ir va, ką, užžinė į vidų. Manau, kad tikrai negali prismardinti šitam tualete. Jeigu jau eini kakoti, tai turi būti įstikinęs, kad nieks porą valandų nebus jau čia. Šiaip man patinka tas toksai medienos plus tokio aukso vaibas, ne? Kaip tau čia įmantė? Šilta. Jo, kad šilta tai faktas. Lipi laiptais taip ir ba, čia. Opa. Tikrai galiu pasakyti, kad unikali. Čia, žinai, nuo blogikų gali. Va. Au, bl***. Užsitarėjai dar galvą kaliai? Čia yra Mato nuotraukas, kurias mes ir peržiūrėsim, kurias tu padarai per dieną, 10 nuotraukų. Pasidariau kokias 6 nuotraukas labai greitai, kokias, nežinau, per 3 valandas, kai jau įeina į dieną, galvoju po to pradėti taupyti ir nuo tada pradėti matyti viską, geriausius dalykus ir nebūnė pasiėmęs fotiko. Pirma nuotrauka tai yra iš mūsų vanakinės. Ją padarėme, kol jūs dar nematėte segmentą ryte. Ir čia žaidėme šachmatais. Tai intensyviausia šachmatų partijos gyvenime sužaidęs. Va, kokia nuotrauka. Šitą gerai, nes... Bet čia tai baltas kaip sūris. Bet ir šiaip labai meniška ta vinietinimas toksai. 10. Aš labai džiaugiuosi, kad paėjo šitą nuotrauką padaryti. Tai net stories gavosi labai geras. Jis buvo, kas keisčiausiai, jis buvo žiauriai draugiškas, tiesiog čilino. Tik blyksta buvo jam, iš karto žiūrėjo. Kai pamatė blykstą, labai įdomi suveikė gyvūną. Sorry, buddy. Ne, čia tai geriausia. Čia buvo laida kitas. Atsirinkinėjau ir va. Ne, tikrai šitą gerą nuotrauką. Labai daug turi... Galima istoriją papasakoti. Čia tokia kaip senelio nuotrauka, kur rodė iš vaikystės. Nu, va. Tai čia mūsų nupatkinai. Prašau. Gal tas geltonumas irgi duoda biškai prieskonio, ar biškai gadinama? Duoda, aišku. Nu čia juostant. Tai čia, žinai, tas podcast išeis, nežinosi kaip. O, šešėlį ir vos matas tupki. Toks pedo. Tai pertinkti tai biškai matricos vaibas, ne? Ja, šiek tiek yra. Toks, žinai, tai įsivaizduočiau, kokie 80-ieji, kai aš daro nuotrauką ir aš taip from the future atėjau. Gudus 80-ieji ir matas iš dydės. Tas tokia. Aš. Big Z. Čia tai, kaip į mantę čia papolė, tai aš neįsivaizduoju. Per akutę nesmatės? Kažkas ne taip, bet tipo pats vaibelis. Pirma vieta, pirmas taškas, kur atvarėm, Biržų blogiausia restorantė pizzerija kažkokia buvo ir prie Big Z sporto klubo. Čia skaniausia pizza. Jo, žinok, šita pizza buvo... Tragiška. Kaip, pažiūrėjau, kad storio padas. Ir čia bulka. Jo, visiška bulka, žinai. Nu, man te parodo. Viską pasako, o žmonės gal laimingi sėdi. Žiūrėjai, pati pirmoji tavo nuotrauka. Nu, iš tikrųjų. Realiai, pati pirmoji tavo nuotrauka su jos. Gerai, einam keltis. Labas rytas, atsikėlėm. Šiandien mėgojom ilgiau negu vakar. Tai 3 valandų 4. Skandinaviškas namukas, kur aš norėjau šitą originalį paimti, bet rašė, kad 2 žmonės ir nedaugiau. Action! Iš tikrųjų, labiau norėjau čia mėgoti... Oi, kaip patogu. Kaip būčiau čia nusmygęs. Kaip vertini nakvynę? Neskaitant vabzdžių, odų ir... O jeigu skaitant? 8-9. Manęs nesukandžia, bet šiaip užkliuso pastovės zvimbė čia aplink, pilna vabaliukų visokių. Nu, kaims. Tai ką padarysi, bet... Galėjom tokiam, žinai, šaškiam sužaisti. Čia jeigu pažiūrėsim. Opa, visokių žaidimų kai yra, atsimeni? Čia mes taip praleidom dalykų įdomių. Oi. Taki. Ką, štai čia ir pasibaigė mūsų pirmasis epizodas. Kitas jau poryt. Tai važiuosime į... Nesakysim miestelį, pamatysit patys. O jeigu jau žinot, tai valio. Like, subscribe, share. Ačiū labai partneriam. Ačiū Labas, Revolutui ir Car One, kad padėjo mums išvykti tokią kelionę, patirti Lietuvą.